kai kažkas paklausė internete, kaip šaką nuvirinti, ar reikia akmenis ar žvyrą, atsiranda gudručių, kurie iškart pradeda žvengti, jo, druskikės įdėk, bus riubikė. Bet kai žuvis suserga, tai jie deda tą druską ir kelia vandenį su žuvimi iki 30 laipsnių. Čia yra mano surinkti akmenys, kuriuos praskalavau nuo purvą paprastu vandeniu. Dabar sudėjau į puodą. Čia yra 3 litrai grubiai akmens. Aš tiesiog nenoriu nieko su jais daryti, kol nenuploviu. Ir dabar čia įpylęs osmosinio vandens užkaitinsiu ir įdėjau druskas. Ką daro druska? Visur. Užmuš bakterijas. Nes jūros vandenį, pasauliniam vandenyne, bet kurios jūros vandenį yra vidutiniškai 1 milijonas vienam litre virusų ir bakterijų. Taigi pajūri ten viskas, nuo paukščių išmatų iki žuvų, visko ten yra. Tai pakaitini ir viso šito nelieka. Virinti aš nevirsiu, ypač su kažkokiais kalcitais galima pažeisti ir uolieną. Ten, pavyzdžiui, kalciai idėjai pavirina, tai arba kriauklytės grunte, tai jos nuo to gali ir pasileisti. Man to nereikia. Bet aš dabar užkaitinsiu, duosiu tauštį, praskalausiu su osmosiniu ir tada galėsiu jau naudoti.